Kokia nepaprasta laimė yra turėti tuščią protą, nesikabinant į nieką, neprisirišusi prie jokio koncepto, nurimusi Dieve, prigimtinėje sąmonėje. Tačiau mažai kas šią laisvę pažįsta. Pamažu, eidami savo keliu, prieisime tą pačią išvadą, kurios priejo Buda, kad visas troškimas veda į skausmą. Taip pat ir bet koks susitapatinimas su formomis, konceptais, idėjomis, prisirišimai prie įvairiausio vyksmo, dalykų. Kaip Kristus sako Biblijoje, jūs esate pasaulyje, tačiau ne iš šio pasaulio. Tai yra simbolis, kurį turime pažinti savo patyrimu. Kuomet mūsų siela nurimsta prigimtinėje tuštumoje, sąmonės platybėje, mes pažįstame, kad ji yra anapus viso to, kas yra išreikšta. Jos nepaliečia joks vyksmas, ji yra niekuomet nekintanti, amžina, visuomet ta pati, per amžius apšviečianti mūsų gyvenimą. Ji yra anapus šio pasaulio, savo tuštumos apsiaustų apglėbusi mūsų sielą. Tad, kai mes tikrai pažįstame save, savo tikrąją natūralią prigimtį, atrandame tikrą saugumą ir tikrą užuovėją, kuri niekuomet nėra blaškoma. Mes atskyrėme tai, kas yra forma, nuo to, kas yra regėtoja. Ši regėtoja yra pati gyvybė mumyse. Sąmonės šviesa yra pagrindas kiekvienai būtybei. Skiriasi tik indas, į kurį supilta Dievo dvasia. Skiriasi sielos etapas, žmogus, gyvūnas, augalas. Tačiau visi savo prigimtyje esame viena, šios nemarios, neapibūdinamos, visą aprėpiančios, visą apkabinančios prigimties. Mūsų didžio neišmanimo priežastis yra ta, kad mūsų vidinis dėmesys krypsta į tai, kas yra išreikšta. Ir tam mes suteikime pernelyg daug vertės ir autoriteto. Užsimirštame tai, kas iš tikrųjų esame. Vietoj to, kad sėdėtume ant upės kranto ir grožėtumėmės šią dievišką tėkmę, esame skęstantysis. Įsijaučiame į šį vaidmenį, į šį aktorių teatre ir užmirštame sceną, užmirštame, jog vaidiname šį gyvenimo spektaklį, įsitveriame į dalykus, įsikabiname. Tad savęs pažinimo kelias veda per paleidimą, per atidavimą vyksmui. Išlikime stebėtojais. Net jei situacija yra skausminga, nemaloni, tai yra reikiamos mūsų gyvenimo pamokos. Neturime to atmesti ar ignoruoti. Tačiau mums reikalinga erdvė, vidinė erdvė ir atpažinimas natūralaus proto. Tai iš tikrųjų tampa mūsų tikrasis prioritetas. Jeigu mes ilgam užstringame savo dvasinėme kelyje ir kartais net nesame sąmoningi apie tai, kad esame užstrigę, tai vyksta dėl prioritetų. Todėl nuoširdumas su savimi turi nuolatos sekti mus žingsnis į žingsnį ir nuolatos savo turime priminti, kur link veda šis kelias. Nesvarbu, kiek pažengtume šiame kelyje, nesusitapatinkim su pasiekimais, su istorija, su tuo, kas esame ar buvome. Taip pat mūsų prioritetai turi būti išgryninti. Žmogus, kuris eina tiesiai link Dievo, nesustodamas, trokšta tik vieno dalyko žemėje – Dievo artumo. Tai atskiria vieną žmogų nuo kito, vieną, kuris išgyvena ilgą procesą,
ir kitą, kuris greitai suvokia save ir netrunka jam suprasti pamokas, kurias atsiunčia gyvenimas. Jeigu mūsų vienintelis troškimas yra Dievo artumas ir mums pabodo šis gyvenimas, pabodo tenkintis šiais trumpais džiaugsmais, tuščiais troškimais, jeigu mums skaudu tiesiog nuo buvusių įpročių, jeigu mums tiesiog yra skaudi ši egzistencija be Dievo pasaulyje, kuomet mūsų protas yra sujauktas, pritrauktas įvairių formų, mąstymo, konfliktų, vidinių konfliktų, tuomet pažengsime greitai, tuomet išsigryninsime greitai, greitai atrasime teisingą mokymą ir užbaigsime dviveidystę. Juk šis kelias, šis integracijos kelias į Dievo artumą, į savęs pažinimą yra sunaikinti bet kokią dviveidystę, kuri yra pastebima nuoširdumu. Tik pažinę tiesą, tik pažinę save ir įgyję tam tikrą stabilumą, paragaujame tikrosios laisvės skonio. Žmonės nežino, kas yra gerai, kas yra tikra ramybė, tikroji dvasios pilnatvė, kuri teka per kraštus, kas yra būti niekuo ir būti užpildytam. Dėl to šis protas ieško tuščių dalykų ir nepasiduoda lengvai. Laikomės įsitvėrę asmenybės, norime būti kažkuo, kažką pažinę, kažką supratę, kažką įgyję, kažkuo geresni už kitus. Norime dėmesio, tačiau ateina metas, kai ir tai turime paleisti, nes pažinome aukštesnį gėrį, kuris tveria mumyse, mūsų pačių viduje, tobula pilnatvė. Tad pradedame trokšti mirties senajam žmogui, kaip sako Biblija, ir prisikėlimo dvasioje. Susiderinti su Dievu yra tapti skaidriems. Mes esame tarsi spalvotas stiklas, kuomet Dievo šviesa, sąmonės, gyvybė mus pasiekia, mūsų asmenybė, išraiška tai interpretuoja. Dalykai, kurių laikomės įsitvėrę psichologiškai, nudažo šį stiklą įvairiomis spalvomis. Kad taptume geri Dievo instrumentai, turime tapti skaidrus. Kaip tampame skaidrus? Paleistame, atiduodame, pasiduodame. Atiduodame visus konceptus apie save, apie tai, kas esame, į Dievo rankas. Apie savo situaciją, taip pat savo troškimus, nes mūsų vienintelis troškimas, jeigu esame rimti šiame kelyje, yra Dievo artumas. Ir šis procesas yra didi ramybė, didis atsipalaidavimas, paleidimas. Mes pasitikim Dievo galia ir atsipalaiduojam. Tai protui nepatinka netekti kontrolės. Jis nori būti kažkas, nori būti pažymėtas, nori išspręsti dalykus, kontroliuoti. Sugrįžkime į visako pradžią ir atsiminkime, koks yra mūsų tikslas. Pažvelkime į prigimtinę sąmonę. Tai, kas iš tikrųjų esame anapus šios išraiškos, šios kaukės, šio kūno asmenybės, praeities, jutimų. Tai yra mūsų tikrasis identitetas. Šri Ramakrišna pasakojo tokią istoriją. Buvo figūrėlė padaryta iš druskos. Ši mažutė druskos figūrėlė norėjo nueiti į vandenyną ir išmatuoti jo gylį, kad galėtų pasakyti kitoms druskos figūrėlėms, koks jo gylis ir koks yra šis vandenynas. Taigi jį keliavo, kol pasiekė vandenyną. Vos jai įlipus į vandenį, jį pradėjo tirpti, bet tirpdama, jis sako, aš pažinau save. Ir tai buvo jos paskutiniai žodžiai. Po šių žodžių
jos neliko. Tad kas gali pasakyti, kas yra šioji patirtis? Kas lieka iš mūsų, kuomet nueiname visą kelią? Esame mirę šiam gyvenimui. Esame mirę reakcijom, mirę troškimui. Tačiau esame viena su Dievo dvasia. Ir ši dvasia yra visa tai, kas yra kiekvienoje būtybėje, kiekvienos būtybės šerdyje. Ji kiekvienos būtybės pagrindas. Esame iš jos atsiradę, iš jos sudėlioti ir ją sugrįžtame. Šią didžiąją dvasią. Taigi turėdami šią istoriją atmintyje, net jeigu ir būtume labai pažengę dvasios kelyje, pažvelkime nuoširdumu į save ir paklauskime, ar ši asmenybė, ši konstrukcija išraiškoje dažo šį stiklą, krištolinį permatomą stiklą. Per 17 metų įvairiausių dvasinių kelių, religijų, grupių mačiau įvairių praktikuotojų ir mokytojų, bet tik vėliau supratau, kad sutikti gerą mokytoją yra sutikti tarsi mirusį žmogų. Neturėtume atsimušti į galingą asmenybę, bet sutikti tarsi save. Geras mokytojas tau duoda erdvę, pats tapęs nieku. Jo širdyje užgimė atjauta tau, noras tau padėti, atiduoti save. Tad net taip vadinamai pažengusiam lygyje yra dalykų, kuriuos turime paleisti. Tačiau nežinome, nes neparagavome Dievo saldumo. Ši mirtis savo, mirtis pasauliui yra tobula ramybė, tobula pilnatvė, tobula išmintis. Geras praktikuotojas trokšta būti niekuo. Protui tai žinoma sunku suprasti, tačiau tai suprantama dvasioje. Tad tarp viso to turime sukurti erdvę ir atlipti nuo šios kaukės, nuo visų pojūčių, kurios patiriame, bet taip pat pojūčių viduje, proto, minčių, konceptų, apie save, apie pasaulį, įvairiausias idėjas turime paleisti. Išmokti pasikliauti tik viešpačiu. Kitaip tariant, atremti savo protą į tuštumą. Tai yra išmintis. Nesikabinti nieką yra skaidrus gyvenimas, sveika nuovoka, skaidrus protas. Visos vertybės gimsta iš šio pažinimo, visa įžvalga. Laikytis bet kokio dalyko yra limitacija. Net pati religija, kad ir kokia nuostabi ji būtų, mums gali tapti kliūtimi į išsigryninimą, pilną ir absoliutų pasidavimą. Į mumyse dar gyvena tokie konceptai, kaip aš priklausau tai ir tai religijai, ar sektai, ar grupiai. Aš esu tokia ir tokia, toks ir toks. Tie patys ritualai mums gali tapti kliūtimi, jei nematome tuštumos esančios anapus kiekvieno veiksmo, kiekvieno žodžio, kiekvieno įvykio. Jei nemokame priimti viso gyvenimo, vieno skonio, jei nesame ant tvirto tuštumos pagrindo. Visi šie ritualai, kuriuos atliekame, visas mūsų praktikos, bus tik iliuzijų vaikymasis ir mūsų protas skendės tamsybėje, jeigu nematysime, kad visa tai yra vienos dvasios.
Iš tikrųjų, mes turime tik vieną ritualą, tik vieną praktiką, tik vieną vienintelę religiją. Ir tai yra prigimtinė sąmonė. Atpažinti regėtoją, atpažinti sąmonės šviesą, atpažinti tai, kas iš tikrųjų esame ir pasilikti šioje prigimtyje, šioje visą apkabinančioje meilėje. Tad grįžtame prie prioritetų. Mes manome, jog mūsų judrus protas, asmenybė ir tai, ką galime įgyti, kiek dėmesio sukaupti, kiek pasipuikuoti, mums suteiks daugiau laimės, daugiau laisvės, negu dėmesys sutelktas į esybę, į savastį. Ir kol mes nepaleidžiame šių dalykų, kol nematome, jog iš jų neateina tikra ir pilnavertė laimė ir laisvė, tol nenueisime viso kelio, tol liks dalykų, kurie turi būti paleisti. Visa yra atiduoti, išnykti, pasiduoti, paleisti. Ši asmenybė išnyksta, šis konstruktas apie tai, kas esame, išnyksta. Tačiau iš Dievo artumo taip pat gimsta visos vertybės, įžvalga, išmintis, tikra artimo meilė, nes matome save kitose būtybėse, visose būtybėse, patyrimu. Nes ši sąmonės vaiskuma, ši nepaprasta meilė ir platybė, amžina būtis, kurią pažinome savyje, į kurią gerai pažinę suleidome savo šaknis. Ši ta pati būtis yra kiekviename mūsų, visose žmonėse, visose gyvose būtybėse, nuo mažiausios iki didžiausios. Visa yra paremta sąmonė. Mes visi esame vieno kūno ir vienos dvasios, kaip sako Biblija. Tad natūraliai matome kitus žmonės tyrus, laisvus savo prigimtyje, natūraliai kitiems norime gero. Tad ši mirtis mus atveda į gyvenimą, į tikrąjį gyvenimą. Tad paleiskime, pasiduokime, atiduokime visą Dievui pasirūpinti. Paleiskime net tokį dalyką kaip konceptą, jog suvokiame kažką. Kas yra tas ar toji, kuri suvokia? Ir kas yra tai, ką suvokiame? Visą tai yra žodžiai, tai yra formos. Paleiskime visą tai. Ramana Maharshi sako, manimas, jog mes suvokiame atmaną. Šis jausmas, aš pažinau tiesą. Ir tarsi medinis žarsteklis, kuriuo žarstomas laidotuvių laužas. Kai kūnas sudega, į laužą įmetamas ir šis medinis žarsteklis, kad ir jam ateitų galas, kad ir jis ištirptų Dievo ugnyje ir taptų nieku. Kuomet manome, jog esame kažkas, esame uždaryti į tam tikrą struktūrą, į tam tikrą kalėjimą, į limitaciją, į formą. Tačiau jeigu nežinome, kas mes esame, erdvė, kurioje vyksta šis gyvenimo spektaklis, mes esame tikrai laisvi. Šis pasaulis, visuomenė yra paremta ant vardų. Klijuojame etiketės tam, anam, aš esu toks, anoks. Tačiau tikras dvasinis siekėjas, nors ir kalba tokiamis savokomis, kaip mano vardas toks ir toks, aš atlieku tą ir tą, iš tikrųjų savo patyrimu žino, jog yra niekas, jog įsitverti į šiuos konceptus yra kalėjimas, ne laisvė. Taip pat didelis žingsnis mūsų kelyje
ir paleisti šią kontrolę, kurią laiko protas. Nepaliaujamai konceptualizuodamas, mąstydamas, bandydamas palenkti likimą savaip. Pamažu vis geriau ir geriau pastebime, kad tai sunku, tai atima daug energijos, šis besiblaškantis protas. Ateina metas, kuomet mes pasiduodame, kuomet tikrai sudegame, perdegame, kuomet sakome užtenka. Užtenka šio begalinio svarstymo, kuris veda į nieką. Aš galiu atsiremti į tuštumą. Ir dėl to netampame kvaili. Mes žinome, kaip pasielgti adekvačiai kiekvienu metu, žinome, kaip atsakyti, neužmirštame nei savo vardo, nei kur gyvename. Ir mintys irgi niekur nepabėga. Nereikia jų kontroliuoti, užspausti ar bandyti jų nutildyti. Mes tiesiog leidžiame joms savaime tekėti ir pastebime jų veiklą, pastebime tuščią jų prigimtį. Tačiau neįsitveriame, kaip anksčiau, dantimis ir nagais, bandydami išgelbėti kontrolę, konceptualizavimą, bet pasiduodame. Visas mūsų darbas yra su šiomis sanskaromis, su vairiausiamis formomis fizinėme pasaulyje ir vidiniuose pasauliuose. Tai, ką juntame protu, mintimis, vaizduotė, jausmais, energija. Yra paleisti bet kokį įsitverimą, įsikabinimą į tai. Tai, ką galime užgriebti savo pojūčiais, bet taip pat, ką galime patirti savo prote, tai, ką galime patirti savo vaizduotėje, nesame mes. Bet tai yra gyvenimo išraiška, trumpam pasirodanti ant prigimtinio proto ekrano, kurie ateina ir praeina. Tad būkime ramūs ir atiduokime tai. Mums tai reikia didžio nuoširdumo, nepaprasto paprastumo. Tai meilė Dievui yra tai, kas mus išgelbėja. Ir per Dievo meilę, tik per Dievo meilę galime mylėti šį pasaulį. Galime mylėti šį pasaulį tik tuomet, kai visa būtimi esame atsirėmę į Dievo artumą. Ir tai yra vienintelis mūsų gyvenimo prioritetas. Tik tuomet pažįstame tikrą meilę. Ir mūsų gyvenimas tampa vieno skonio, meilės skonio.